Gerai. Tai šitas video tai turi dvi temas. Visų pirma, susiję su dalyku, kurį norėjau palikti kitam video. Bet šis video bus apie mano geriausią draugą. Jėj! Ir kaip aš su juo susipažinau. Tai jo. Ir gerai. Visų pirma, aš turiu jums pasakyti, kad kai aš pradėjau eiti į darželį, aš nelabai buvau protingas. Jo, jūs turbūt visi žinot, kad kai jūs buvot mažesni, buvo tokie durneliai biški. Tai jo, man tas pats ir jo. Tai visų pirma, aš kai atėjau į darželį, mano geriausias draugas dar nebuvo darželyje. Tai visų pirma, aš susidraugavau su tokia mergaite, kuri buvo vyriausia klasėje. Nežinau kodėl, bet visų pirma, jinai man pradėjo patikti ir jai aš pradėjau patikti. Ir visų pirma, aš vienos istorijos nepasakysiu susijusią su šita mergaite. Aš ją paliksiu kitam video, nes tiesiog turiu kelias istorijas ir ta viena iš jų, tai jo. Ir jo, tai visų pirma, aš su ją pradėjau draugauti. Ir tada atėjo diena. Ir mano, aš dar jo nepažinojau, į darželį atėjo toksai naujas vaikas vardu... Kokį vardą jam duoti? Aš nenoriu sakyti jo tikro vardą. Mes pavadinsim jį Džeiku. Tai gerai. Tai vieną dieną į mūsų darželį atėjo vaikas vardu Džeikas. Taip. Ir jisai buvo gana kietas. Aš su juo nelabai kalbėjau, nes tai mergaitai, kuri man patiko, jisai nepatiko ir mes visą laiką ant jo šnipinėdavom ir jinai visą laiką sako, kokių blogų dalykų jis pridarė. Atseit, nes kad jisai ten mušasi ir visa kita. Bet jo, aš tuo tikėjau, nes aš buvau durnas. Ir jo, bet po to atėjo tos mano patinkančios mergaitės išleistuvės. Jo, tai žinote, kai darželėje būna išleistuvės ir žodžiu. Tai visų pirma, aš galvau, kad tai labai svarbu. Tai aš pasiėmiau pieštuką ir padariau viską taip, kaip mėginau. Nupiešiau Woody iš žaislų istorijos. Aš pasistengiau ir aš vis dar tuo piešiniu labai didžiuojuosi. Bet aš aišku jo neturiu, nes jį atidaviau tai mergaitei išleistuvių progą. Tai jo. Ir kai atėjo jos išleistuvės ir jinai išėjo į mokyklą, aš nelabai turėjau ką veikti, nes tiesiog kitų draugų neturėjau. Tai vieną kartą aš pabandžiau nueiti prie to berniuko, Džeiko. Ir jisai aš su juo pasikalbėjau tenais ir jis atrodė visai kietas žmogelis. Tai man jisai patiko, aš su juo pradėjau daugiau žaisti. Mes viską darydavom kartu, mes juokdavomės, žodžiu, tapome geriausiais draugais. Tai jo. Ir jo, tai gerai. Mes tapom geriausiais draugais, daug ką žaisdavom, susigalvodavom daug, susiradau kitų draugų ir mes daug kartų žaisdavom vežliukus ninzas, nes tada man labai patikdavo ir man labiausiai patiko Donatellas. Tai visi norėjo būti Donatellu ir aš jiems visą laiką sakiau, ne visiems, bet Džeikui labai patikdavo irgi Donatellas, bet aš norėjau jo būti, tad aš jam pasakiau, kad jis būtų Leonardo, nes jis yra lyderis. O žinot, kaip visą laiką vaikai nori būti lyderiais. Ir jo, jisai tapo Leonardo. Tai mes žaisdavom, dabar nepamenu kaip. Ir jo, aš su ta mergaite
niekada nesusitikau daugiau. Norėčiau su ja susitikti, bet jo, apie ją daugiau pakalbėsim per kitą video. Šis video apie Džeiką. Jo. Tai aš su juo tiek draugavau, kad, nežinau, man tiesiog atrodė, kad mes tampam geriausiais draugais. Ir taip iš tikrųjų atsitiko. Vėliau mes tapom geriausiais draugais, mes baigėm darželį, aišku, aš greičiau baigiau darželį, nes aš vyresnis. Ir jo, tai aš baigiau darželį, tada jisai baigė darželį, mes susitikdavom vis tiek, nes mes geriausi draugai, tai jo, ir gerai, jo, susitikinėdavom daug ir po to laiko, kai, žinot, biški pabūnat, kai jau reikia į mokyklą, pabūnat prieš mokyklą biški, tai jo, tai po to mano mama susitiko su Džeiko tėvais ir jie tarėsi, į kokią mokyklą mes eisim. Jo, ir aš labai norėjau su juo eiti tą pačią mokyklą. Aš tiesiog, net mintis, kad aš su juo eisiu į tą pačią mokyklą, tiesiog susprogdino mano galvą. Tai jo, kad mes galėsime žaisti visur kartu. Bet mama išrinko man mokyklą, Šiuolaikinės mokyklos centras, jeigu nežinot, labai gera mokykla, aišku, visiems nuobodu mokyklai, bet patikėkit, ten gera mokykla, bent jau mano mama taip sako, ir taip iš tikrųjų yra, ten labai smagu, yra kavos aparatas. Ir jo, tenais dar ledų parduoda, ir jo, bet Džeiko tėvai susirado kitą mokyklą, kuri labai patiko Kasparui, tai mama dar svarstė mane vežti į tą pačią mokyklą kaip Kasparas, bet jinai kažkodėl to neleido ir mes tiesiog taip atsitiko, kad mes nenuėjom į tą pačią mokyklą ir tai yra labai gaila, man tai tiesiog jo. Labai liūdna, bet mes vis tiek susitinkam, mes vis tiek geriausi draugai ir jo, žaidžiam kartu. Jo gimtadienis, jis į mano gimtadienius eina. Jo, mes tiesiog geriausi draugai. Ir gal ateityje, arba nežinau, gal ateityje mes eisim į tą pačią mokyklą, nežinot, o gal visą laiką eisim į skirtingas mokyklas, bet po to tada universitete eisim į tą patį. Pažiūrėsim, kaip atsitiks, bet aš labai norėčiau su juo kartu eiti, nes tiesiog jis mano geriausias draugas ir man nereikėtų iš naujo kurti draugų. Bet dabar aš turiu naują mokyklos geriausią draugą, bet jis ne mano geriausias draugas. Tai jis yra, jo vardo aš irgi nesakysiu, bet turbūt jūs jau žinot, jeigu žiūrit Wild Kid Real Jungle Boy, Wild Kid Instinct Real Jungle Boy, tai aš jį pavadinsiu, tiesiog sakysiu mano mokyklos geriausias draugas. Tai jisai mano mokyklos geriausias draugas ir, žodžiu, mes su juo dabar praleidžiam daugiausiai laiko mokyklai. Mes arba piešiam, arba kalbamės ir visa kita. Tiesiog su juo praleidžiu daugiau laiko nei su Džeiku. Tai dabar nežinau, bet mes su Džeiku vis dar geriausi draugai. To dar niekas nepasikeitė. Bet gal ateityje viskas pasikeis, nes tiesiog mes su Džeiku mažiau susitinkam ir su savo mokyklos geriausiu draugu praleidžiu daugiau laiko. Tad pažiūrėsim dėl to ir nepamirškite neteršti žemės ir rate.